Sveiki, Tunto skautai. Šiandien aš jums turiu pristatyti labai ypatingą reportažą, kuriame mūsų Tunto skautai pristatys, kas jiems yra tikras skautiškas idealas. Perduodu žodį savo kolegai iš įvykio vietos, Dobiliukai. Ačiū, kad žinote. Na, o dabar mes sveikinamės su broliu Jonu, kuris mums atsakys į klausimą, kas yra jam skautiškas idealas. Tai sveiki, tai skautiškas idealas yra man kaip aukščiausias žmogus, pavyzdžiui, kaip Robertas Baden-Powell'is, kuris įkūrė skautus Lietuvoje ir skautų pradininkas, tai norėčiau tapti kaip jisai. Jo savybės, pavyzdžiui, buvo labai stiprus, nes jis kaip tik buvo kovojo marketingo mūšyje ir taip pat, kad jisai skautavo ilgai, tai norėčiau tapti vienas iš garsiausių skautų kaip jisai. Ačiū, broliu Jonu. Na, o ką mano apie skautišką idealą mūsų vadoviukas Domiukas? Alio. Skautiškas idealas tai autoritetas vaikams, mūsų mylimiausiams ir geidžiamiausiams. Lankomės pas pačias gražiausias skautas Vilkės ir viena iš jų mums nusprendė pakomentuoti, kas yra skautiškas idealas. Aš manau, kad reikia drąsos ir ištvermės. Ačiū tau, sesė. Na, o ką tai mūsų klausimą turi pasakyti brolis Algis? Kad skautas būtų idealus, jisai visų pirma turi būti draugiškas, komandiškas, gerai atlikti savo darbą ir mylėti gamtą. Nes jeigu jisai nemylės gamtos, tai jisai nebus idealus. Ir mylėti gamtą yra vienas iš skautų priesaikių. Mano skautiškas idealas - mano vaikai. Va, liuks. Vadovė Žymantė irgi turi kai ką pasakyti. Čia pas skautišką idealą, taip? Žinoma. Tai aš manau, kad skautiškas idealas turėtų būti žmogus, kuris laikosi visų skautų priesakų, kuris žino skautišką ideologiją ir ją vadovaujasi. Tiesiog. Nebereikalo vadovėjai. Mikai, kas tau yra skautiškas idealas? Mano skautiškas idealas - fūra.